gerai, kad aš tave turiu. Šiandien mes atvykom su Radvilu į maratoną ir, sakyk, gavom dovanų. Taip labai jau sutapos, labai simboliškai su šio maratonu, kad Radvilo svajonė yra turėti savo dviratuką. Bet kaip matot, mūsų kojytės labai silpnos ir paprasto dviratuko mums minti tiesiog nepavykto, todėl mes ieškojame dviratuko savarankiškai, minamo rankomis. Bet mūsų paieškos buvo bevaisiai, tai nusprendėme paprašyti pagalbos ir kreipėmės į Rimanto Kaukėno paramos fondą su tokias svajonės savo ir šiandien jinai išsipildė. Tai esam labai laimingi. Mūsų Radvilo diagnozė yra spina bifida, tai yra įgimta stuburo išvarža, dėl kurios Radvilas nejaučia visiškai kojyčių ir negali savarankiškai nei stovėti, nei eiti, nieko. O sužinojom mes visiškai atsitiktinai, bet džiaugiamės, kad tikrai sužinojom. Nėštumo metu, 33 savaitę, man nustatytas buvo gestacinis diabetas ir priklauso papildomas ultragarsas santariškėse. Ir ten nuėjus sužinojom šitą mūsų diagnozę ir jau buvo per vėlu kažką pataisyti. Bet mes vis tiek džiaugiamės, kad sužinojom, nes turėjom tokio laiko dar iki gimimo pasiruošti, morališkai pasiskaityti. Gydytojai sudarėm gydymo planą ir nebuvo tokio chaoso ir šoko, jau žinojom, ko tikėtis. Ir dar turim draugą mažesnį broliuką, metukų Orestą, tai čia jau jo toksai pagrindinis pagalbininkas, draugas, tai jie dabar labai dažnai abu žaidžia, vienas su kitu ir vienas kitą užima ir linksmina, ir pasimušam, ir paverkiam, visko būna. Bet jis sako, dabar Radvilas dažnai sako, Orestas mano draugas. Kaip ir visą laiką, įspūdžiai labai geri, kadangi matėm eilinį kartą to vaiko akise šypseną, jo blizgesys, jisai negalėjo patikėti, pamatytumėt jo akis kaip sužybo. Tai šiaip nustebino berniukas, nes labai drąsus, labai gerai, save pateikė, visą laiką pasakydavo ačiū, pasisveikindavo. Tai norėjom padėkoti visiems velo maratono dalyviams, tarti didelį ačiū, kad aukojate ir padėjote išsipildyti Radvilo svajonei, gauti dviratuką.